Tai ką, 2:30 gal pradedam, kvorumą turim. Jeigu dar prisijungs mūsų 2 komiteto nariai, tai prisijungs. Ir susirinkom po ilgesnės pertraukos ir pradėsim nuo darbotvarkės patvirtinimo. Ir čia bus keletą pakeitimų. Gediminai, girdit? Sveiki. Oi, yra Tomas, malonu. Gediminas, ar neatsiliepia? Ar girdit mus? Atsiprašau, kas čia pas mane biškį su įranga buvo, bet dabar lyg jau, kaip suprantu, girdit mane ir aš jūs girdžiu. Ar girdim jūs? Tai va, bus pakeitimai darbotvarkė. Iš karto paprašė Rasa Kanašonkienė, jos sprendimo projektas yra 11, tai jinai paprašė, kad perkelti patį galą, svarstyti tą klausimą kaip paskutinį. Dar parašė ponė Liucija Lipnicka, ekonomikos ir turto skyriaus vedėja, ir paprašė išbraukti iš darbotvarkės 4. tą sprendimą, tai 176, nes ten pasikeitė kažkaip. Sprendimą dabar turės priimti ne taryba, o meras. Tai jinai paprašė išimti iš darbotvarkės šį klausimą ir pristatys tik tai vieną klausimą. Ir dar bus įtrauktas sprendimo projektas T120 dėl Vilniaus rajono savivaldybės lėšų skirtų tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms finansuoti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Čia prašė įtraukti kaip papildomą, darbotvarkė jau buvo paskelbta, tai mes įtrauksim kaip kiti klausimai. Ir šį sprendimo projektą pristatys Tatjana, biudžeto planavimo skyriaus vyr specialistė Tatjana Syvai. Tai buvo tokie esminiai pakeitimai. Ar bus klausimų dėl darbotvarkės? Nematau. Bendrų sutarimų galim patvirtinti darbotvarkę? Galim, ačiū. Tai pradedam tada darbą. Pradedam pirmas sprendimo projektas, tai 238 dėl papildomos vienkartinės paramos išmokos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Projektą pristatys tarybos narys Valdemar Urban. Prašom. Ačiū pirmininkė. Tai kolegos, sveiki dar kartą. Tai siūlomo sprendimo projekto tikslas yra patvirtinti ir įgyvendinti papildomos vienkartinės paramos išmokos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašą. Aprašą, kuriuo nustatomos paramos skyrimo ir mokėjimo sąlygos. Tai priimtas sprendimo projektas leis dar labiau prisidėti skatinant jaunas Vilniaus rajono šeimas. Stengiamės daryti viską, kad Vilniaus rajone šeimų rėmimo ir gimstamumo skatinimo politika būtų kuo palankesnė. Tai šioje vietoje papildoma finansinė paspirtis gimus vaikui tikimės dar labiau prisidės prie šios politikos stiprinimo. Tai priėmus įstatymo sprendimo projektą Vilniaus rajono savivaldybė taptų 7. savivaldybė Lietuvoje, kur taikoma būtų dvigubo skatinimo praktika. Tai yra ir kūdikio kraitelis, taip pat nesenai tvirtinam naują sumą ir taip pat ta būtent šios sprendimų numatoma finansinė paskata, kurios vertė bus šiai dienai 165 eurai. Nėra daug, bet čia papildomai prie kraitelio, tai jeigu vertinant kraitelio sumą 150 ir šitos išmokos 165 eurų, tai virš 300 eurų savivaldybė savanoriškai iš savo biudžeto skiria jaunom šeimom. Ta suma pririšta prie bazinės socialinės išmokos dydžio, tai yra jeigu BSI kiekvienais metais bus indeksuojama, tai natūraliai ir šita išmoka bus indeksuojama.
Taip, daugiau verta paminėti, kad pernai metais Vilniaus rajone gimė 722 naujagimiai, tai mes orientuodamiesi į šitą skaičių, numatome, kad reikės kitais metais, kitų metų biudžetą numatyti apie 120 000 eurų sumą būtent šitam tikslui. Tai po pateikimo iki šios dienos atsirado jau ir antikorupcinio vertinimo pažyma, tai jinai pridėta prie dokumentų. Ir taip pat buvo gauta išvada tiek administracijos, tiek socialinės paramos skyriaus. Tam tikros rekomendacijos, ką galima būtų pačioj tvarkoj ten patikslinti, pakeisti. Ir iš esmės tos visos pastabos jau integruotos į tą tvarką. Ir šiandien kaip tik persiunčiau tarybos sekretoriai Rasai jau su pakeitimais tą tvarką ir greitų metų turėtumėt sistemoje pamatyti jau tą atnaujintą po komitetų. Tai tiek trumpai, prašau pritarimo. Ar bus klausimų pranešėjai? Prašau, Gediminas. Aš dabar suprantu, mes dabar galime tik tais motyvus už prieš kalbėti, o apie svarstymą nebelabai, ne? Kažkokių klausimų ar panašiai. Ne, kodėl galit? Čia taryboje jūs negalėsit užduoti klausimų, tik tai pasisakyti už arba prieš. O komitete tai be abejo galit. Aš aš paskutinę tarybą nebuvau, nedalyvavau tarybų, tai per pateikimą, kaip sakant, nebuvo progos užduoti klausimą, bet aš norėjau Valdemarai paklausti, o kam jūs taip darote? Juk būtų galima galbūt tada tiesiog daryti to krepšelio, naujagimio krepšelio padidinimo sumą ir viskas. Ir ta prasme, ir būtų, kaip sakyti, vis tiek eina kalba apie tą patį, apie paramą naujagimiams. Nes dabar, mano supratimu, čia yra ir administracinė našta atsiranda iš karto administracinė, vėl visokie prašymai, pildymai, jų ten, kaip sakant, sužiūrėjimas, sutikrinimas. Tėvams irgi klausimas turbūt kils, kaip čia dabar suprasti, kad yra krepšelis naujagimiai, po to dar papildoma parama. Tai man tiesiog klausimas, kodėl nedaromas tiesiog to naujagimio krepšelio pakeitimas ir galima tą sumą mes padidinti ir gausis tas pats galutinis rezultatas. Ačiū už klausimą, Gediminai. Matot, krepšelis ten yra surašytas baigtinis daiktų, būtent konkrečių daiktų sąrašas, kurio vertė visumoj kompleksiškai yra apie 150 eurų ir tenai, nėra ten galimybės, tarkim, jeigu nepatinka šitos firmos, tai pasirinkti prekės kitos firmos jauniem tėvam. Šičiagi ta suma bus skirta šeimoms ir šeimos pačios galės nuspręsti, ar dadėti, ar ką nupirkti būtent iš šitos sumos, iš šitų pinigėlių. Čia yra de facto pinigėliai pervedami į sąskaitą, o tenai yra daiktai ir aš tai nesiūlyčiau vien krepšelį, tarkim, padidinti. Tėvai turės galimybę gauti ir daiktais, šiokią tokią paramą pagalbą ir finansinę prasme. Kaip sakau, čia Lietuvoje tai yra ir viena ir kita priemonė taikoma jau 6 savivaldybėse, o kituose tai arba taikoma arba krepšelio praktika, arba finansinės paramos, arba tai. Pas mus būtų, jeigu taryba pritars, būtų tas mišrus modelis 7 savivaldybėje Lietuvoje. Aš tik norėčiau pridurti, Gediminai, apie vaiką. Jūs pasakėt, kad ten vaikas gana didelis, jeigu aš atsimenu 12 mėnesių po vaiko gimimo galima rašyti tą pavarkę, ne? Taip. Tai vaiko tam užteks, tai man atrodo viskas čia. Ne, tai čia ne apie tai, kad ten laikas, nelaikas, bet man atrodo kažkaip mes vis tiek turėtumėm siekti, kad ta, kaip čia pasakyti, biurokratinė administracinė mašina neaugtų, neužsikištų, neverstumės tėvų ten visokių tų prašymų papildomų, bereikalingai ten rašyti ir panašiai. Ta prasme, galbūt, nežinau, ta prasme, einama investuotas. Keli veiksmai, tai gimsta vaikas, tai mūsų, skyriai atitinkami žino iš karto ir vien tik tai
prašymo parašymas, tai ar elektroniniu būdu, ar raštu į seniūnijų, tai čia turbūt nėra tos didelės naštos. Bet Gediminai tas Vis tiek, kaip sakė, ne, tai čia aišku darbas nedidelis, bet vat, vėl, tu gauni, turi užregistruoti, ne. Turi ten turbūt per kažkiek laiko vėl atsakyti. Vat, tarsi ir menknikis, bet kai vat, krūva tokių dalykų atsiranda, tai Gediminai, bet aš šiuo atveju susilaikysiu. Čia ne priverstinis veiksmas, jeigu kas nenorės tos paramos, tai gali nerašyti tos paraiškos. Tai čia tuo labiau tada toks gaunasi jau tarsi sistemos iškreipimas, kaip čia ta prasme. Kodėl iškreipimas? Jeigu žmogus nepageidauja, nepriversi, čia nėra. Kaip sakant. Gediminai, jūsų aišku teisė balsuoti prieš, aš tiesiog siūlyčiau. Tas argumentas labai menkas jūsų. Aš tiesiog siūlyčiau tuos du šitą projektą apjungti su to vaiko krepšeliu kažkaip į vieną, ne, kad ten, tarkime, kaip sakoma, krepšelis ten daiktais, ne, ir kitas to sprendimo punktas būtent būtų ta piniginė išmoka. Ir viskas, kaip sakant, vienu šūviu du zuikiai. Bet našta ta pati bus. Ta pati. Biurokratinė našta ta pati liks. Nes prašymą vis tiek turės parašyti. Tai bet vienas prašymas, o dabar du prašymai. Bet čia toks menkas argumentas jūsų dėl nepritarimo. Čia kažkas kitur. Esmė. Po to bus tenais, dar papildoma parama. Gediminai, jeigu jūs matėt tos paraiškos pavyzdį, Mačiau, turiu atsispausdinęs. Nieko ten sudėtingo nėra, tai galvoju, čia biurokratinė našta ne per didelė, nebus ten kažkoks labai sunkus darbas ir aš palaikyčiau kolegą, kad palaikyt, nes kaip jisai aiškino, ten išvardinti daiktai, čia jau piniginė, finansinė parama. Ir kaip sakau, čia nepriverstinis veiksmas, kas norės, tas norės. Gerai, bet aš supratau, kad jūs... Gerai, nesiginčiu. Pone Marija, kažką norės. Aš susilaikau. Aš noriu paklausti, kiek žinau, tai dėl kraitelio prašymo neteikiama. Ateina tiesiog ten pora arba vienas iš sutuoktinių įregistruoti vaiką ir gauna tą kraitelį. Tai va, dar lengviau. Labiau. Ačiū, vedėja. Gerai, dar daugiau klausimų pranešėjai bus? Nematau. Tai ką, skelbiu tada balsavimą, kas už sprendimo projektą. 1, 2, 3, 4, 5. Kas susilaikė? Kas prieš? Nėra, 4. Už, 1 susilaikė. Gerai, ačiū pranešėjai. Judam toliau. Antras sprendimo projektas dėl pritarimo Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 23 metų metinio ataskaitų rinkinio. Prašau. Pirmininkė, atsiprašau, 5 už 1 susilaikė, ne 4. Aš save atsiprašau, 5 nepas... Mes 6 dalyvaujam, tai 5 už 1 susilaikė. 5 už 1 susilaikė, atsiprašau, čia man savęs nepaskaičiavau. Prašau, pristatys projektą savivaldybės kontrolierė Marija Aliošina. Prašau. Tai 2023 metų metinio ataskaitų rinkinį sudarė 3 dalys, tai yra veiklos ataskaita, biudžeto vykdymo ataskaita ir finansinio rinkinio ataskaita. Finansinio rinkinio ataskaita tai atlikti visi biudžeto panaudojimai pagal SAPAS standartus ir įkelti į vsakį sistemą konsolidavimui duomenys. Biudžeto įvykdymo ataskaita parodė, kiek mes panaudojam skirtą biudžetą, tai praktiškai visą biudžetą skirtą panaudojam, išskyrus, kadangi viena iš darbuotojų dirba pusę etatų, tai liko ta dalis nepanaudota, nebuvo kitai pusė įdarbintas žmogus. Ir trečia dalis, aprašomoji dalis, veiklos ataskaita, kur mes parodom, kokius darbus įvykdėm
ir kaip vykdom tą stebėseną. Veiklos planas mūsų tarnybos yra suderintas su kontrolės komitetui, visi numatyti darbai vykdyti, būtinos išvados tarybos sprendimų projektų priėmimo pateikti laiku ir visos ataskaitos buvo pateiktos kontrolės komitetui, aptarti, taipogi nuolat yra pateikiama informacija apie rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną. Ir viena iš dalių dar sudaro ten mūsų kaip biudžetinės įstaigos, tai kvalifikacijų kėlime darbuotojus, kiek jie dalyvauja, ir priimtų įsakymų. Jeigu taip trumpai, jeigu yra klausimų, tai atsakysiu. Ačiū pranešėjai. Ar komiteto nariai turės klausimų pranešėjai? Čia svarstymas po pateikimo jau buvo pateikta per praeitą tarybos posėdį. Kol kas nematau. Gal aš biškai, Marija, dar Taip, prašau. taip sakant, savo klausimais. Taip. Žiūrėkit, vat aš dabar čia perskaičiau tą ataskaitą, kur jūs atsiuntėt veiklos. Ir va čia yra va ta dalis, kur audito metu nustatėte, kad va nekilnojamo turto registre registruota tik 45% visų vietinės reikšmės kelių ir gatvių. Naujam turtui neskaičiuojamas nusidėvėjimas. Yra klaidų registruojant pagrindinės veiklos sąnaudas. Tarkim, savivaldybės įsipareigojimai metų pabaigoje viršyje įsipareigojimus metų pradžioje. Ir tam tikri atitikimai darbo užmokesčio priskaitimo ir teisėtumo srityse. Tai sakykite, kas toliau? Vat jūs tos pažeidimus nustatėt ir kas toliau? Toliau kontrolės komiteto metu buvo kaip tik aptarinėjami ir nebaigti, bet neužregistruoti objektai 2 kartus berods. Ir taipogi buvo iškviestas reikšmės gatvės ir keliai taip sunkiai juda ir iki šiol nėra pilnumoje užregistruotų registrų kadastrinių sudarytas bylos. Tai aptarinėjom tos klausimas, bet to jau šiandien dienai galiu pasakyti, kad pateiktas jau čia informacija už 22 metus audito, o dabar jau atliktas 23 metų auditas ir palyginas galiu pasakyti, kad nebaigtoj statybai situacija nepasikeitė. Kokie ir buvo turėdama užbaigimo deklaraciją laikinai einantis statybų skyriaus vedėjas peržiūrėti tos deklaracijos infostatybai ir tada kitam komiteto posėdžiui pateikti. Dėl taip uždelsta ta procedūra, dėl kelių kadastrinių bylų sudarymo, tai už 23 metus palyginus su 22 metu kadastrinio bylų sudarymas padvigubėjo, paspartėjo, bet ir pasiekė jau 52% visų kelių ir gatvių, bet vis tik tais yra dar kliūčių dėl to, kad negali ten suformuoti tą bylą dėl to, kad kai kurių savininkų fizinių asmenų išeina į gatvę tas sklypas ir ten yra tokių rimtų problemų ir vėl, kiek žinau, buvo svarstytas ir bus
dar kartą svarstytas, nes Jelinskiai nedalyvavo paskutiniam posėdėje, kiek prisimenu, gal tai buvo, taip? Dėl kultūros vertybių, tai rekomendacija buvo įvykdyta ir kilnojamas kultūros vertybių kaip vienam muziejui, taip ir kitame buvo apskaičiuoti ir komisija įvertina ir įvykdyta ta rekomendacija. Irgi paskaičiavimai atlikti ir pakoreguoti neatitikimai tam kartui, bet tai vėl tai yra tokios klaidos, kurios gali pasikartoti, nes kadangi darbuotojų kaita yra didelė buhalterinėje apskaitoje, tai jie gali būti pataisyti, atlikti viename padalinyje. Atlikus kitame auditą, jie gali pasikartoti kitame padalinyje, bet ten tikrai nėra žymus ir nuolatinio pobūdžio klaidos. Gerai, ačiū. Gal kas nors pageidauja paklaus pranešėjas? Nematau. Ar galima pritarti sprendimo projekto bendrų sutarimų? Nematau prieštaravimų, tai bendrų sutarimų pritarėm. Ačiū pranešėjai. Dabar trečias sprendimo projektas Vilniaus rajono pedagoginis psichologinis tarnybos teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymą pristatys Vilniaus rajono pedagoginis psichologinis tarnybos direktorius Roman Juchnieris. Prašau, Roman. Tai labą dieną dar kartą. Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba pagrindę vertina vaikus dėl specialiųjų poreikių, atlieka konsultacijos mokymus ir mūsų paslaugos yra Vilniaus rajono gyventojams nemokamos. Bet paskutiniu metu pradėjo kreiptis irgi žmonės iš kitų savivaldybių, dėl to gal vertina mūsų kokybiškas paslaugos, dėl to, kad gal aplamai Vilniaus regione mes čia galim atlikti turbūt vienintelį vertinimus ir ne tik lietuvių, bet ir rusų ir lenkų kalba, o kitose rajonuose irgi gyvena tokie žmonės ir jie norėtų gauti paslaugą savo gimtąją kalbą, tai tiesiog kreipiasi pas mus, nes žino, kad mes tą galim atlikti. Bet už tą paslaugą reikėtų sumokėti ir nuostatų tarnybos 27 punktas leidžia mums tą padaryti, kad mes gali būti teikiamas mokamos paslaugos, kuris sąrašo įkainius tvirtina taryba. Tokios mokamas paslaugos turi praktiškai visos Vilniaus regiono tarnybos ir mes skaičiuojant įkainius tiesiog atsižvelgiame du tokius niuansus, kad paskaičiavom, kiek užima ta paslauga dauginom iš darbuotojų vidutinio atlyginimo koeficiento ir po to tą kainą, kuri mums išėjo, lyginam su vidutinė rinkos kaina. Tai maždaug tos kainos yra taip nustatytas, kad atitiktų vidutinę rinkos kainą ir būtų pririšta konkrečiai prie darbuotojų apmokėjimo sistemos. Tai kaip ir siūlyčiau pritarti, nes mūsų tikslas nėra toks kaip ir uždirbti pinigus, bet padėti žmonėms iš kitų savivaldybių ir reikėtų jiems daryti tokią galimybę. Jeigu turit klausimą, atsakau, jeigu ne, tai prašyčiau pritarti. Ačiū pranešėjui. Ar turite klausimų? Čia pirmą kartą daroma, ne, tos įkainius tvirtinimus? Labai seniai buvo, bet nebuvo poreikio, bet paskutiniu metu žiūrim, kad padaugėjo norinčių, ypač kai atsirado ukrainiečiai Lietuvoje. Tai yra įvairių savivaldybių, kaip sakant, prašymai, kad jie ten neturi specialistų, kurie moka, pavyzdžiui, rusiškai, tai kreipiasi pas mus. Tai dėl to ir padidėjo tas poreikis. Aišku, ačiū. Dar bus klausimų pranešėjai, prašom, Valdemarai.
Ten sprendime, man atrodo, cituojamas 8 metų sprendimas tarybos dėl įkainių, dar ne tarnybos, o skyriaus. Tai nebuvo turbūt prie skyriaus. nuo tų metų ir nebuvo keisti, tai turbūt natūraliai tas poreikis keisti yra. Tiesiog nebuvo netgi teikiamas tokios paslaugos, nes kartais, čia kaip sakant, mes ir dar įdavom nemokamą arba barterį darėm, bet iš principo aš manau, kad reikėtų įteisinti tą reikalą. Tai ten turbūt buvo teikiamas, bet galbūt siauresnis spektras tų paslaugų. Jo, ten kalbėjom praktiškai tik tai apie vertinimą, kas yra 50% mūsų darbo dėl specialių poreikių, bet, jeigu jūs matėte, tai daug ten tų yra įkainių ir, pavyzdžiui, mūsų tarnyba atlieka irgi tokias darbus, pradėjom, kai nupirkom įrangą, pavyzdžiui, biologinio grįžtamo ryšio, tokia moderni įranga, kuris neturi kitas tarnybos, tai žmonės žino, kad tai yra efektyvus konsultacijos, ten daug visokių metodikų intelekto vertinimo atsirado, tai tiesiog tas spektras ir padidėjo. Aš manau, gal geriau patvirtinti viską, ką mes čia iš principo galim padaryti, o ten kas bus, kiek tų klientų norinčių, tai žiūrėsim. Ir aišku, pagrindinis mūsų tikslas yra padėti Vilniaus rajono gyventojams ir kad darysim tos mokamos paslaugos tik tada, kada turėsim galimybę ir laiko, nes pagrindę tai mes turim aptarnauti Vilniaus rajono gyventojus. Ačiū. Ačiū. Dar bus klausimų pranešėjai? Nematau. Bendrų sutarimų galim pritarti sprendimo projektui? Galim. Ačiū pranešėjai. Ketvirtą sprendimo projektą, kaip sakiau, mes išimam iš darbotvarkės ir dabar penktas sprendimo projektas dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo pristatys ekonomikos turto skyriaus vedėja, ponia Liucija Lipnicka. Prašom, ponia Liucija. Labą dieną. Girdit mane? Taip. Ačiū, tai pristatau projektą, pagal kurį siūloma atleisti viešą įstaigą Sudervės bendruomenės iniciatyvas nuo 24-26 metų žemės mokesčių už visuomeninės paskirties teritorijos žemės sklypus, kuriuos bendruomenė valdo nuosavybės teise. Turi 2 sklypus, 92 ir 82 su trupučiu arų. Kaip jie aiškina savo kreipimėsi, kad yra pastatyta futbolo ir tinklinio aikštynai, baigiami statyti bendruomenės socialinių paslaugų namai, kuriais galės naudotis visa bendruomenė Sudervės kaime. Ir todėl dar prašo atleisti, kadangi investuoja, prašo atleisti nuo mokesčių. Mokesčių dydis 260 eurų už 2023 metus. Jeigu taryba nekeis tarifų, tai nesikeis tas mokestis iki 27 metų imtinai. Yra gauta Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos rekomendacija ir siūlymas palaikyti tą bendruomenę ir suteikti jiem lengvatą, būtent atleisti nuo mokesčių. Tol, kol nepasibaigs vaikų dienos centro socialinės priežiūros paslaugų akreditacija. Akreditacija dabar yra iki 26 metų imtinai nustatyta. Ačiū pranešėjai. Ar bus klausimų? Aš noriu pranešti, kad aš nusišalinu, nes esu dalininkas šitos bendruomenės, tai tiesiog, ką man dabar ar čia atsijungti reikia, ar ką čia dabar daryti? Ne, turbūt turėsime minėti. Išeiti iš kambario. Reikėtų atsijungti. Į reklamą pasišalinkit. Supratau. Žodžiu, pareiškiu, kad aš nusišalinu ir nedalyvauju toliau. Gerai. Čia klausimas svarstymai. Ačiū. Tai aišku. Prisijungia Martynas. Labą dieną. Labą dieną, aš buvau prisijungęs visą laiką. Visą laiką? Be kameros buvau tik tai. Ai, be kameros, todėl turbūt ir nepastebėjom. Gerai, tai ar bus klausimų dar pranešėjai? Bendrų sutarimų galime pritarti? Galim, tai visi
Vienas nusišalino, tai nuo balsavimo praėjau. Gerai, ačiū pranešėjai. Dabar šeštas sprendimo projektą dėl autobusų stočių steigimo Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašą patvirtino, pristatys ekonomikos turto skyriaus vedėjo pavaduotojas Giedrius Kliauga. Prašom. Labadiena. Noriu pastatyti savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl autobusų stočių steigimo Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo. Šis aprašas tvirtinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso nuostatomis ir šitas stotie, kaip pasakyti, rajone savivaldybė neplanuoja steigti stočių ar ten kažkokio tokio poreikio ir naudos tiek savivaldybės gyventojams, tiek pačiai savivaldybei, kaip ir nebūtų, tačiau teisės aktai numato ir vyriausybės atstovas pasakė, kad tokia tvarka būtų, jei norėtų kokie nors fiziniai ir juridiniai asmenys steigti autobusų stotį rajone. Tai toksai, sakysim, vadovaujant šitais reikalavimais ir parengtas šitas tvarkos aprašas, kuriame numatyta steigimo kriterijai, dokumentų pateikimo tvarka, viskas, kas susijęs su autobusų stočių steigimu. Tai va, kadangi mes esam žiedinė savivaldybė, stoties neturim, kaip ir daugelis žiedinių savivaldybių, tai sakau, ta tvarka tik tai, jeigu atsirastų poreikis. Tai va, tai nežinau, gal kas klausimų turit. Ačiū pranešėjai. Gal klausimų turėsit pranešėjai? Nematau. Tai bendrų sutarimų galim pritarti. Čia bendro pobūdžio, kaip pasakė pranešėjas, tai žiūrėsim paskui. Galime pritarti visi 7 komiteto nariai. Sutarė dėl šio klausimo. Gerai, ačiū pranešėjai. 7 sprendimo projektą Vilniaus rajono savivaldybė 24 metų biudžeto padidinimo pristatys biudžeto planavimo skyriaus vyr specialistė Tatjana Sivajut. Labadiena. Šitame sprendimo projekte yra didinamas pajamos ir asignavimai 132 100 eurų. Pabandysiu pasakyti, kaip lėšos pasiskirstė pagal programas. Tai ekonominio konkurencingumo didinimo programa yra didinama 42 000, tai yra gautos viršplaninės pajamos ir yra didinama gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų remonto sąmata. Švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programa yra didinama 29 800 eurų. Tai yra lėšos skirtos išlaidoms susijęs su valstybiniu ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimui ir atnaujinimui apmokėti. Lėšos pasiskirstė tarp 3 mokyklų ir jos yra skirtos išeitiniams pašalpoms apmokėti. Tuomet gautos kompensuotos lėšos ir jos pasiskirstė taip. Susisiekimo ir gatvės apšvietimo infrastruktūros gerinimo programoje Vižienių seniūnijai skirta 500 eurų, valdymo programoje Lavariškių seniūnijai 17 200 eurų, Nemenčinės miesto seniūnijai 8,5 tūkstančio, saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programoje Maišiaglos seniūnijai 7200, Sudervės seniūnijai 1600 eurų, Šatrininkų seniūnijai 5900 eurų, kultūros ir sporto turizmo vystymo programoje investicijų skyriui taip pat yra skiriamas kompensuotos lėšos už anksčiau įvykdytus darbus, tai 18 300 eurų. Socialinės atskirties mažinimo programa yra didinama 1100 eurų, tai yra valstybinės dotacijos ir jos skirtos, 1000 yra skirtas savivaldybių administracijai už 2024 metų pirmą ketvirtį padengti išlaidas
patirtas teikiant paramą būstų išsinuomoti arba įsigyti užsieniečiam pasitraukusiems iš Ukrainos. Taip pat 100 eurų vienkartinėms išmokoms švietimo teikėjams už vaiko išlaikymą apmokėti. Šitą projektą prašome svarstyti skubos tvarka, kadangi tai yra, reikia atlikti einamosius mokėjimus, todėl prašome skubos tvarka. Ačiū. Ačiū pranešėjai. Mes jau pripratę, kad jūsų klausimai visada eina skubos tvarka, bet čia yra pirmas sprendimo projektas, kuris per šį komiteto posėdį svarstom skubos tvarka, tai mes turim patvirtinti. Ar jūs neprieš svarstyti skubos tvarka? Galim pritarti bendrų sutarimų. Dabar, ar turit klausimų pranešėjai? Bendrų sutarimų. Ai, prašau, Gediminai. Įjunkit garsą. Negirdim. Negirdim, Gediminai, jūsų. Kažkas ten. Gediminai, negirdim. Kažkas ten su jūsų mikrofono ar kaip? Siūlau parašyti, galima gi rašyti. Pokalbis. Atsisakot nuo klausimo. Praleidžiat. Gerai, bet jūs girdit mus ir balsuosit, jo? Jeigu kas rankos pakelimu. Ar bus dar klausimų pranešėjai? Nematau. Ar bendrų sutarimų galim pritarti sprendimo projektui? Nematau prieštaraujančių. Tai bendrų sutarimų pritarėm sprendimo projektui. Gerai. Dabar 8 sprendimo projektą Vilniaus rajono savivaldybės 24 metų biudžeto asignavimo perskirstymo, kaip visada. Tai šitame sprendimo projekte yra perskirstomos 2024 metų biudžeto asignavimai savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti. Sprendimas yra sudarytas remiantis skyrių vedėjų, seniūnijų seniūnų, kultūros įstaigų prašymais ir yra perskirstomi 3 milijonai ir 100 eurų. Visos šitos lėšos yra būtiniausiams darbams atlikti bei investiciniams projektams vykdyti. Galėčiau gal šiek tiek išsamiau papasakoti. Tai pirmiausia, kad švietimo skyriaus prašymų yra mažinama kitoms švietimo reikmėms 173 600 eurų ir šitos lėšos yra paskirstomas tarp mokyklų pagal pateiktą sąrašą remonto darbams atlikti arba turtui įsigyti. Taip pat yra mažinami tam tikri projektai, kuriuose šiuo metu nėra vykdomų darbų, perskirstomi ten, kur laukia tiesiog einamieji mokėjimai jau yra ir reikia susimokėti. Tai statybos skyrius, investicijų skyrius bendrai mažina 1 milijonų 20 600 eurų, o šitos lėšos yra paskirstomas taip. Tai skiriama melioracija 42 400 eurų. 4 objektams avarinių gedimų šalinimui, taip pat skiriama 75 000 kūdikio kraitelių, nes iki metų pabaigos neturėtų užtekti. 1 milijonas skiriamas miesto ir gyvenviečių vietinės reikšmės avarinės būklės kelių remonto vykdomų darbų tęstinumui. Taip pat 2 projektams yra skirstoma, tai Pagirių daugiafunkcinės kultūros statybai 474 500 eurų, Skaidiškių sporto centro statybai 700 000,
aukšto meistriškumo sporto finansavim 150, taip pat kultūros įstaigoms, Rudaminos kultūros centrui 27 100 eurų, čia yra lauko kino įrangai ir stogo remontui, Vilniaus krašto etnografiniam muziejui 25 500 eurų siurblio remontui, Vilniaus rajono sporto centrui 55 500 eurų įrangai, baldams bei elektros tinklų sutvarkymui. Taip pat statyba atiduoda lėšas mokykloms užbaigti projektus, tai būtų Rudaminos Lopšelio darželių 109 000, Sudervės Marijonos Dichovskio pagrindiniai mokyklai 143 300 eurų, Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija 18 100 eurų, bei investicijų skyrius po 100 eurų perduoda Mickūnų gimnazijai ir Mickūnų vaikų Lopšelio darželiai susimokėti iš ankstinės sąskaitas už ESO paslaugas. Tai tiek. Ar turit Taip klausimų? pat prašome svarstyti skubos tvarka. Taip, žinau. Dabar visi klausimai eis skubos tvarka. Tai pritarėm skubos Ar mane tvarkai. girdit dabar ar ne? Girdim dabar. Girdit. O Girdim. žiūrėkit, norėjau paklausti, Zdechovskio Sudervės tai mokyklai, kam čia tokia didelė suma, kas ten per investiciniai projektai eina? Galbūt statybos skyrius galėtų labiau, bet ten yra, kaip suprantu, yra vykdomas jau projektas ir tiesiog pinigai buvo suplanuoti statybos skyriuje, bet šiuo metu darbus vykdo pati mokykla, tai tiesiog lėšos yra perduodamas mokyklai, kad jį savarankiškai susimokėtų už sąskaitą, apmokėtų mokėjimus. Gerai. Dar klausimų bus? Man atrodo, Gediminai per kolegijos Dorota pristatė ten, paminėjote Sudervės tos lėšos, kam skirtos jos. Galėsim jos dar paklausti, jinai dar pristatinės klausimą. Bet tai va, ar turi dar daugiau klausimų pranešėjai? Ar bendrų sutarimų galim pritarti? Aš susilaikau. O visi likusiai? Už. Tai už, vienas susilaikė. Dabar aš turiu... Prašau, Valdemarai. Aš draugišką repliką po balsavimo. Kažkaip man atrodo, kad Gediminas šiandien prieš ne tik naujagimius, bet ir prieš vaikus nusiteikęs. Naujagimiam jam gaila paramos. Mokyklai suremontuoti irgi gaila. Gediminai kažkokia diena išpolišė. Aš negaliu prieš vaikus, mano subjektyvi nuomonė. 4 vaikai. Ir aš tik noriu pasakyti, kad ne pinigai lemia vaikų skaičių, o vyrų darbštumas. Taip, bet po darbštumo seka ir finansinės injekcijos tam tikros. Tai vas keista, man nesupranta. Nepavažiuosi, Valdemarai, čia, žinai, čia tik tai sėkmimas yra. Dabar turiu klausimą komiteto nariams. Aš pasakiau, kad bus dar svarstomas kitose klausimuose sprendimo projektas dėl religinių bendruomenių, o pristatinės ponia Tatjana, tai gal leisim jai be eilės, kad nelauktų iki galo ir iš karto pristatytų tą sprendimo projektą, kaip jūs manot? Nes kol kas nematau vicemerės ir nematau Dorotos, tai gal ponia Tatjana pristatys. Aš esu, bet Tatjana gali pristatyti, aš šiek tiek atsipūsiu po vieno komiteto, tai ir tada pristatysiu. Matom, kad pavargė labai. Tai Tatjana, jeigu jūs sutinkat, tai pristatykit dėl religinių bendruomenių. Gerai. Tai klausimas būtų dėl Vilniaus rajono savivaldybės lėšų skirtų tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijams finansuoti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Šitame sprendimo projekte yra siūloma patvirtinti lėšų skirtų tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijams naudojimo tvarkos aprašą. Projektas yra jau po pateikimo. Yra pateiktas švietimo, kultūros, sporto, jaunimo reikalų komiteto pirmininkės Marijos Reks pakoreguotos pasiūlymas Liepos 9 dieną. Tai aš išvardinsiu dabar punktus, prie kurių yra pasiūlymai. Tai būtų
5.1 papunktis pirminėme variante skambėjo taip, kad religinėms bendruomenės ir bendrijoms priklausančių pastatų patalpų inžinerinių statinių remonto darbams atlikti, šių pastatų patalpų inžinerinių statinių pritaikymui bendruomenės poreikės, teritorijos aplinkos tvarkymui finansuoti iki 5 000 eurų. Buvo nustatyta riba, dabar siūlome ją išbraukti. Papunktėje 5.2 religinių bendruomenių ir bendrijų piligriminių išvykų transporto išlaidoms riba iki 200 eurų. Taip, tai dabar siūlome išbraukti šitą ribą. 8 punkte siūloma palikti pirminį variantą, kad prašymas dėl lėšų skyrimo teikiamas savivaldybės merui ir siūloma išbraukti, kad religinė bendruomenė ar bendrija gali pateikti ne daugiau kaip vieną prašymą per kalendorinius metus. 12 punktą siūloma papildyti, jei meras priima sprendimą prašymą tenkinti arba prašymą tenkinti iš dalies, tokiu atveju parengia atitinkamą savivaldybės tarybos sprendimą, kurį teikia artimiausiame savivaldybės tarybos posėdėje, jei meras priima sprendimą prašymo netenkinti, apie tai praneša savivaldybės tarybai ir išdėsto tokio sprendimo motyvus ir argumentus. 13 punkte pradinėme variante buvo, kad lėšos pareiškėjams skiriamos savivaldybės mero potvarkiu. Pagal siūlymą prašome išbraukti ir įrašyti, kad tarybos sprendimu. Tai turbūt tiek. Tiek. Gerai, ačiū pranešėjai. Ar turit klausimų? Tomas, prašau. Aš nežinau, aš ta prasme, dabar biškai galvoju. Gediminas, atsiprašau labai dabar. Tegul sako, viskas gerai. Ne, Tomai, jūs pirmas. Prašau. Jo, aš turbūt toliau laikysiuos tos nuomonės, čia, manau, apie tą jau buvo klausimą diskutuota ir, jeigu mes kalbam religinė bendruomenė, tai ko jinai skiriasi nuo nereliginės bendruomenės, ne? Tai jeigu tie limitai sudėti nereliginėm bendruomenėm ir taip finansuojama, ne, tai aš tai nematau čia, kodėl turėtumėm išskirti. Nežinau, įtikinkit mane, nes aš kol kas esu visiškai prieš. Ar tu gerai? Gediminai, jūs norėjot, ar paklaustas pastebėjimą? Aš norėjau paklausti, nes aš dabar kaip ir turėjau, esu tokį kaip ir konkretų atvejį susidūręs, būtent tai dabar, jeigu mes išbraukiam tos 5 000 eurų, tai kokia ta riba, ta prasme, ir kaip čia nais, nes aš suprantu, čia tokia, ta parama šiuo atveju yra tokia visiškai, kaip čia pasakyti, einamiesiems reikalams, tokiams smulkmenėlėms kažkokioms. O jeigu klausimas eina apie kažkokius rimtesnius dalykus, apie ten, sakykime, bažnyčios ant kažkokių, nežinau, vargonų atnaujinimą, ar ten kažkokį kitą dalyką, kaip tada, kur yra toks jau rimtas kultūros paveldo klausimas. Kaip tada? Tai ten jau, aišku, su 5 000 tai toli nenuvažiuosi, ten jau reikia turbūt 50. Tai yra pasiūlymas, kad neapsiriboti, tai čia pagal poveikį reikės, siūlomas svarstyti pagal poveikį ir pagal svarbumą, ar tas objektas tinka, būtina, stantant kažkoks. Bet aš suprantu, kad pas mus biudžete turbūt yra numatyta kažkokia tai riba, eilutė būtent šitam reikalui. Aš dabar neatsimenu. Prieš tai nebuvo ribos. Dabar yra. Variante buvo prašoma nustatyti tą ribą iki 5 000. Man atrodo 50 000 dabar yra. Jana, aš turiu omeny, kad biudžete, kai mes tvirtinam biudžete, ten yra tos atskiros eilutės. Tai šitam klausimui kiek yra biudžete numatyta? Tai šiais metais buvo patvirtinta 50 000. Aš sakiau 50 000 eurų. Tai čia yra, kaip sakant. Tai tuose ribose turbūt būsim. Bet žiūrėkit, kolegos, Valdemaras, aišku, kelia ranką, bet aš tiesiog trumpai, ką pabaigsiu šitą komentarą, kas čia vyksta. Tai jeigu mes turim 50, ateina viena bendruomenė, paprašo 50 vargonų remontui, meras suteikia, taryba leidžia, o ką kitom tada bendruomenėm daryti, tai jos eis, prašys ir kiekvieną kartą meras turės pasiaiškinti, kodėl neduoda?
Nes biudžetas tai ribotas, tai vat aš siūlyčiau tada, lygiavertiškumo tikrai principą įvesti. Vėlgi ne vienagi bendruomenė yra religinė, ne? Tiesiog gali būti tokia situacija, patvirtinus šitą dalyką. Ir kitos liks be nieko. Tai negerai. Tai gal 105 000. Valdemaras jo dabar tegul pasisako. Tai kolegos jau kalbėjom ir prieš kelis mėnesius apie tą projektą, paprasčiausiai buvom atidėję dėl tam tikrų techninių dalykų. Tai matot, mes turim tą saugiklį, kaip jau ir Tatjana minėjo, 50 000, kur buvo, tarkim, numatyta šiam metam, ne? Tai čia ir yra saugiklis. Ką mums dar įdėti, tarkim, tos 5 000, jisai iš vis neracionalus tas skaičius. Kodėl 5, kodėl ne 2, kodėl ne 10? Pagal kiekvieną prašymą taryba turės svarstyti ir žiūrėti, kiek gali skirti, kiek negali. Jeigu, tarkim, įplaukia prašymas 100 000 vargonų atnaujinimui, kaip Gediminas sako, tai ir žiūrim, kad nėra pas mus tiek pinigėlių, tarkim. Galbūt kitiem metam tada žiūrėsim, projektuosim, bet paprasčiausiai ta kontrolė bus, kadangi tą tvarką mes dabar jau sudėliojom taip, kad nepakišti mero, ta prasme, nes įplaukė prašymas, tarkim, 100 000, ne? Meras mato eilutį 20 000 ar 30 000 arba 0 mato, ne, ir natūraliai jisai tą prašymą atrašo, kad nėra pinigų. O taip dabar, pagal tą tvarką, kuri dabar yra sudėliota, meras gavęs tokį prašymą informuoja tarybą. Taryba galvoja, turi pinigų, neturi. Jeigu neturi pinigų, tai kitiem metam skiria arba neskiria. Jeigu turi, tai padidina tą eilutę ir taip toliau. Visi dalyvaujam procese ir nėra čia jokios diskriminacijos. Aš nemanau, kad mes čia turbūt kiekvieną įtikinsim, nes mes jau bandėm tą daryti ir prieš 3 mėnesius ir prieš 2 mėnesius gegužės tarybui. Tai šiai dienai aš, kiek mano žinios, man sako, kad suderinta ta tvarka yra su administracija, taip pat nematau čia Rasos, pagrindinio komitete matyt buvo siūlymas netgi tos kvietimus įdėti tokius 2 metinius, ta prasme, nežinau, ar pavasarį, rudenį, ar ten metų pradžioje ir metų pabaigoje, kad tos bendruomenės turėtų aiškų terminą, kada galėtų tos prašymus teikti, o jau tada taryba ir administracija spręstų, kiek tų prašymų ir kokiam prašymam kiek skirti pinigėlių. Tai aš tikrai siūlyčiau balsuoti už tą sprendimo projektą su Marijos Reks pasiūlymu ir su siūlymų įdėti tos kvietimus. Ar tai bus pavasarinis ar rudeninis, nežinau, bet mano galva galėtų būti ir pavasario kvietimas ir rudens kvietimas. Ačiū, Valdemarai. Aš tik noriu pranešti, kad ponia Vesa atvyko pas mus ir dalyvauja komiteto posėdėje. Norėtum pasisakyti? Jo, labą dieną, gerbiami komiteto nariai. Aš gerbiamam Valdemarui Urbanui noriu informuoti, kad, kaip ir minėjo tarybos narys, kad yra 8 punktas dar pasiūlymo patikslintas. Ten įrašant, kad prašymai merui bus teikiami 2 kartus per kalendorinius metus, tai nuo kovo 1 dienos iki balandžio 30 ir nuo rugsėjo 1 dienos iki spalio 31 dienos. Tai tiesiog sudrausminti trupučiuką. Jo, tai bus 2 kartus ir jo, tai patikslintas ir šitą pasiūlymą patikslinta visiems išsiųsime, tiesiog labai dabar darbingas metas, tai nespėjome, bet šiandien tikrai turėtumėt jau gauti tą visą galutinį patikslintą Marijos Reks pasiūlymą. Tai ačiū. Jau yra, aš skaičiau. Gerai, daugiau klausimų bus. Gediminai, prašau. Man dar truputėlį neaišku lieka, nes Valdemaras kalba apie tai, kad taryba spręs, o 9 punkte parašyta, kad prašymas teikiamas merui, kur po to tą prašymą nagrinėja mero sudaryta komisija. Tai galiausiai kaip čia tie prašymai bus svarstomi? Ar čia taryba tars lemiamą žodį, ar čia meras tiesiog? Aš galiu atsakyti, pirmininkė, jeigu. Tai žiūrėkit, tai pagal tą tvarką įplaukia prašymas į savivaldybę, perduodamas jisai komisijai. Komisija paskelbė savo, sprendimą ir atsižvelgiant tą sprendimą meras arba teikia tarybai sprendimo projektą jau paruoštą, arba pinigus skirti, arba iš dalies skirti, arba informuoja, kad pinigų neskirsim.
Tai ta prasme, jeigu meras gali pasakyti, kad neskirto, taryba vis tiek po to gali nuspręsti, kad skirti ar kaip? Ne, jeigu jisai nusprendžia neskirti, tada informuoja savo motyvuotą, reiškia, sprendimą tarybos nariams. O taryba tada sprendžia. Bet yra opcija skirti ir skirti iš dalies. Bet tai, jeigu, žiūrėkit, čia sudėtinga, aš irgi bandau suprasti, ir, jeigu meras informuoja, kad neskiria, tai aš suprantu, kad taryba jau nieko nebesvarsto, jis tik informuoja. Tai nėra svarstymas. Ar aš netaip suprantu? Taip. Ne. Taip, jeigu aš gerai suprantu, tai bet jis turi tos motyvus savo išdėstyti, kodėl. Komisija irgi svarsto. Ne, tai motyvas, jeigu nėra pinigų, aš suprantu, yra motyvas, ne, kad nebeskiriam. Taip. Vienas iš taip. Bet Edita gal galėtų. Gerbiami komiteto nariai, aš gal įsiterpsiu, nes aš labai panašų klausimą turiu, kai pristatinėsiu visuomenės sveikatos projektus ir jūs puikiai žinote, nes ir praeitą tarybą buvau, tai kuomet yra sudaryta mero potvarkių komisija išnagrinėjo, paskirsto lėšas, turi savo argumentuotą išvadą, kodėl taip, o ne kitaip padarė ir ateina į tarybą patvirtinti savo sprendimą. Tai tikriausiai ir čia tokiu būdu bus sprendžiama. Jeigu pagelbėjau. Tai gal tada reikėtų sprendimą ir tą aprašą, nes... Gerai, daugiau klausimų bus. Pranešėjai. Tai kaip, siūlau balsuoti tada su sprendimo projektu, su pasiūlymu. Kas už? Tai kad dabar su tais pasiūlymais čia nebeaišku, kad šitą pasiūlymą kuriuo aš nedalau. Šiandieną atsiųsime jau patikslintą galutinį. Aš nežinau, aš tai skaičiau pasiūlymą, man atrodo, ten viskas logiška. Labai dvigubas, kažkaip, ir komisija, ir meras, ir taryba saugiklių ten daug, ir dar yra tas, kad buvo vasarinis ir rudeninis tas to prašymo priėmimas. Tai man atrodo, čia jau tokia tvarka, gal ir per griežta net kartais galėtų atrodyti, bet, čia labai toks jautrus klausimas, kai Tomas pastebėjo, tai man atrodo, kad čia nieko blogo aš nematau. O visada pakoreguos gyvenimas, kaip visada. Tai va, tai mano pasiūlymas balsuoti. Valdemarai, ką nors norėtume dar papildyti? Aš dėl techninių dalykų, man parašė dabar, kad mūsų transliacija nevyksta, tai Rasa ten gal susitvarkykit, nes vėl gausim pastabų iš vyriausybės atstovo. Tai tik tai techninis toks pastebėjimas. Ačiū, aš žinau, aš jau informavau informatikus, tai įrašas turėtų būti daromas ir mūsų jau individualiai, nes informavau jau. Gerai, ačiū už pastabą. Tai kas už sprendimo projektą su pasiūlymu? Marijos tarybos narės Marijos Repst. Prašau balsuoti. Taip. 1, 2, 3, 4, 5 už. Kas susilaikė? Aš gal ne prieš, bet susilaikęs būsiu tiesiog. Ir du susilaikė. Argumentų girdėjau, bet dar norėčiau paskaityti. Aišku. Gerai. 5 už, 2 susilaikė. Ačiū pranešėjai, Tatjanai. Gerai. Dabar 9 sprendimo projektą pristatys vicemerė Edita Tamošiūnaitė. O dingo mūsų. Ai, viskas gerai. Taip, tai dar kartą laba diena. Pasidalinu pateiktimi, tai kaip jau paminėjau, kad gegužės 24 dieną buvo priimtas sprendimas dėl visuomenės sveikatos rėmimo projektų finansavimo ir tuomet gegužės 24 dieną buvo pripažintas 12 projektų finansavimas ir skirta 94 tūkstančius. Šiai visuomenės sveikatos programai Vilniaus rajono biudžete yra numatyta 130 tūkstančių, dėl to mums liko 36 tūkstančiai. Tai iškart po sprendimo priėmimo mes
paskelbėme viešąjį konkursą, antrojo etapo viešąjį konkursą ir nurodėme, vadovaujantis bendruomenės sveikatos tarybos siūlymų, nurodėme 3 prioritetinės kryptis. Tai įvairaus amžiaus gyventojų psichikos sveikatos stiprinimas per alkoholio vartojimo mažinimą, tuberkuliozės prevencija ir burnos higienos įgūdžių ugdymas. Antrųjų etapų gavome 7 paraiškas ir mūsų komisija siūlo finansuoti 6 paraiškas. Tai matote dabar paraiškų visą išklotinę sąrašiuką, kas kiek prašė, kokios paraiškos. Ir tik akcentuosiu, kad Amicus iš 2 jų pateiktų paraiškų mūsų komisija siūlo finansuoti 1 paraišką, todėl kad vadovaujantis nuostatais ir pagal nuostatus vienos organizacijos galime finansuoti 2 paraiškas. Taigi Amicus pirmų etapų gavo finansavimą 1 paraiškai, todėl dabar yra ir siūloma finansuoti taip pat 1 paraišką. Faktiškai su Amicus esame bendravę, išaiškinę nuostatus ir jie pasirinko, kad būtų finansuojama burnos higienos įgūdžius ugdantis meno projektas vaikams. Jeigu labai greitai perbėgsiu per kiekvieną paraišką, į kurią kryptį teikia, tai matote, kad Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka pateikia paraišką Sveiki dantys graži šypsena, orientuota į prevenciją, nes jau gydymas tai jau yra pasekmė, o svarbiausia nuo mažų dienų ugdyti vaikus tvarkingai, taisyklingai valytis dantis, tai yra skrajutės, paskaitos, įgūdžių ugdymas. Ir siūlome finansuoti ir skirti šiai paraiškai 4950 eurų. Kita paraiška tai jau mano paminėtos Amicus, taip pat burnos higienos įgūdžius ugdantis meno projektas vaikams orientuotas į ikimokyklinukus. Siūlome skirti 4650 eurų. Trečia minėta nefinansuojame. 4 paraiška tai mūsų pedagoginės psichologinės tarnybos, tai Vilniaus rajono ugdymo įstaigų mokinių alkoholio vartojimo prevencija, skatinant profesinio orientavimo ir karjeros ugdymo veiklas. Siūlome skirti 7650 eurų. Kita tos pačios organizacijos paraiška neuroedukacija, emocinio raštingumo ugdymas ir patyčių prevencija Vilniaus rajono mokyklose. Siūlome skirti 8150 eurų. Pateikia paraišką ir džiaugiamės, kad ikimokyklinė įstaiga įsitraukia į visuomenės sveikatos rėmimo projektus, tai Nemenčinės vaikų darželis, burnos higienos įgūdžius ugdanti scenos meno programa darželinukams 4150 eurų. Ir paskutinė paraiška tai emocinio raštingumo ugdymas ir patyčių prevencija Vilniaus rajono Avižienių gimnazijoje ir siūlome skirti 7159 eurus. Tai tokiu būdu būsime įvykdę ir paskirstę visuomenės sveikatos specialiosios programos lėšas, tai 130 tūkstančių. Šiek tiek daugiau, 130 700 ir organizacijos įgyvendins ir 18, o bus įgyvendinta 18 projektų per visus metus. Dauguma projektų bus įgyvendinama nuo rugsėjo iki gruodžio pabaigos. Taip pat mes esame šių metų pradžioje atnaujinę nuostatus, jūs kaip tarybos nariai ir taryba patvirtinę esat tos nuostatus, tai esame pastiprinę nuostatose monitoringo, priežiūros kontrolę, tai tikrai
lankysime, žiūrėsime, ar tai, kas pateikta paraiškose, aprašuose, bus ir įgyvendinama. Ir aktyvumas mūsų gyventojų, mūsų vaikų, jaunimo, koks bus aktyvumas, kokia tų paskaitų, seminarų, renginių kokybė. Tai ir paskui vėliau taip pat į tarybą grįšime su ataskaita. Tai dėkoju, jei būtų klausimų, mielai atsakysiu. Ačiū pranešėjai. A kodėl skubos tvarka jūs pasakėte, man atrodo jau? Taip, skubos tvarka, tai kaip ir praeitą kartą mes ėjome skubos tvarka, tai ir dabar taip pat, todėl kad reikia dar tada po tarybos sprendimo, priėmimo, reikia su tom organizacijom sutartis pasirašyti, matote, ne visada nebuvo tiek lėšų skirta, kiek organizacijos prašė, tai reikia organizacijoms sąmatas tikslinti, tai yra procesas ir jie jau veiklas, kaip paminėjau, turi gyvendinti nuo rugsėjo mėnesio. Tai faktiškai tas mėnuo irgi bus įtemptas ir mūsų specialistams, kad galėtų